Sveiki gyvi. Na, tikrai, manau, verta buvo 3 dienas brūžinti Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos keliais ir kaimais, tam, kad galų galėtų atvažiuoti čia į Rumuniją ir smagiai praleisti visą dieną lakstant kalnais, kalnų keliais, džiaugiantis puikiais vaizdais, gražių orų, puikia aplinka. Na, wow, iš tikrųjų. Žinoma, planą teko pakeisti vėl, kadangi viešbučio, kuriame apsistojau praeitą naktį, šeimininkas rekomendavo rinktis Transalpina kelią, tai yra kitas kelias negu Transfagarašanas, taip pat ne ką mažiau įspūdingas, o jų nuomonė tai tikrai įspūdingesnis už tą, kurį aš pirmiausia norėjau važiuoti. Tai teko pagrįžti apie 50 km atgal ir lipti į kalnus. Na, įspūdingi vaizdai, miškingas kelias per kaimelius, serpantinais į kalną, užtvankos, stotelės, vėl užtvankos, vėl kalnai, na, wow. Paskui baigėsi šiaip ne taip tie miškai, pakilus į kalnus, tada jau tokios plynės. Nežinau, kokia ten geografinė zona vadinasi, bet jau medžių nebuvo, vėsu, apie 15 laipsnių viso labo buvo, nes kalnų papėdė apie 30. Taip pat puikus vaizdai, gražios kalnų viršukalnės, vaizdas ne ką prastesnis, sakyčiau, negu Alpėse. Kelias iš viso truko apie 140 km, tai net nespėjau mirktelt, kaip aš ten užtrukau geras 5 valandas. Kai atrodo, kad viena aikštelė jau yra tikrai čia gražu, čia stoju fotografuoti, filmuoti, tai pravažiavus dar kelis kilometrus, dar gražesnė aikštelė, dar geresni vaizdai, dar įspūdingesni. Na ir jau paskui žiūriu, kad jau 4 valandos po pietų, kad dar man grįžti toliau iki Bukarešto, dar geras visas kelias važiuoti. Na, meškų nesutikau, bet visur buvo ženklai, kad atsargiai gali būti meškų, tų meškų nemaitinti. Na, Vilniečiai čia matau internetuose visi svaigsta dėl vienos klaidžiojančios meškos, tai čia jiem tai normalus dalykas. Vienoje vietoje man kelią pastojo būrys karvių, tai teko palaukti, kol jos pasitrauks nuo kelio. Kitoje vietoje užpuolė šunys, tai čia kaimuose tų palaidų šunų labai nemažai, tai irgi šiek tiek atsargiai. Na, o įspūdis bendras tai tikrai smagus, kas Rumunijoje dar nebuvę, tai tikrai kviečiu atvažiuokit, pasivažinėkit, tikrai smagus, labai smagus kelias. Nežinau kaip Transfagarašanas, bet Transalpina tikrai puikus. Tai va, tai labai gerai praleidau laiką. Na, paskui nusileidęs nuo kalnų, jau nuo Karpatų į pietiniai pusiai, pasukau link Bukarešto. Taip pat geras kokias 2,5, beveik 3 valandas važiavau aš į Bukareštą, paskui jau finaliai atsibodau, užlipau ant autostrados, paskutinį 100 km atlėkiau autostrada. Na, autostrada rumuniška tokia šiaip sau, kelio kokybė, sakyčiau, taip pakenčiama, lyginant su Lietuvos keliais, tai rumunam dar yra kur pasitempti. Ši diena Rumunijoje, Bukarešte tokia daugiau bus poilsio diena, poilsio nuvažiavimo, kadangi vis tiek jau nuvažiavau turbūt beveik 2000 km nuo namų. Va, na ir šeštadienį tęsiu kelionę tolyn, kur
toliau važiuoju, dar neapsisprendžiau, greičiausiai važiuosiu šiek tiek į šiaurės rytus link Juodosios jūros, į Dunojaus deltą, bet galutinį sprendimą, kaip visą laiką, jau priimsiu paskutinę minutę, pasitaręs taip pat su žinančiais, ką ten veikti. Tai va, ir pranešiu toliau, kaip viskas atrodo. Pirma savaitė kelionės panašu jau taip greitai eina į pabaigą. Aš dar pilnas energijos ir pilnas jėgų ir pilnas planų. Tai matysiu, kaip čia man toliau seksis. Visiems žiūrintiem dėkoju už dėmesį, linkiu smagaus savaitgalio ir iki kitų susitikimų. Iki.